Sveiki, gyvi visi. Nu, draugai, kaip begyvenat, parašykit kokį komentarą, kaip sekasi jums treidinti, investuoti. Šiandien pakalbėsim apie HUD akciją, apie jos techninę analizę, apie jos gerus, gal šiek tiek ir blogus dalykus, bet daugiausiai bus apie gerus, nes penktadieniais apie blogus dalykus negalim šnekėti, ne? Tai iš principo HUD akcijos judėjimas visada buvo labai gražus. Čia buvo lygis, kirto lygį, retestino, nuvažiavo į kitą lygį. Vėl retestas, pasidaužė, nuvažiavo į viršų. Techniškai labai graži akcija, juda puikiai, labai gerai skaitomi jos lygiai, nes prie lygių labai gerai atidirbinėja visur. Ką mes čia matom? Čia matom gepą šitoje vietoje. Šitoje vietoje biškai matom gepą. Ir čia gepą. Kas mums įdomu yra, man įdomu bent, ką aš stebiu, tai po tom ir pasidalinsiu, ne? Tai žalios zonos pažymėtos yra užėjimo taškai galimi, raudona zona, kur gali būti pasipriešinimas. Tai jeigu žiūrim long term poziciją investavimui, tai jeigu krentančiai akcijai, tai vat prie šitų žalių lygių galima dasipirkinėti akciją. Drąsiai galima dasipirkinėti, o kodėl parodysiu vėliau disbalansę. Ką matau trumpuoju laikotarpiu dabar, vat, ir kas buvo įdomu, kad mes šitoj vietoj turime gepą. Va. Čia gepas nėra užpildytas. Kaip ir kalbėjom pirmoj pamokoj, paskaitoj, ar kaip čia pavadinti video, šitoj vietoj gepas nebuvo užpildytas. Jeigu žiūrėtumėm istoriškai, sakyt, nu tai čia gepai nebūtinai turi užsipildyti, bet žiūrėkim, čia gepas atsidarė, čia gepas užsipildė. Žiūrim, kur dar gepas buvo. Čia gepas atsidarė, čia gepas užsipildė. Čia gepas atsidarė, čia gepas užsipildė. Tai kaip ir kalbėjom prieitą kartą, kad gepai anksčiau ar vėliau turi būti užpildomi. Ne 100%, bet didžiąją dalim užsipildo. Tai dabar užeidinėti jau ją yra per vėlų, bet jeigu jinai grįžtų į šitą lygį ir bandytų užpildyti šitą gap, tai būtų idealus užėjimo taškas. Iš investicinės pusės žiūrint, jeigu jinai neatlaikytų lygį ir kristų toliau, čia irgi būtų puikus užėjimo taškas. Tai, sakau, labai gerai atrodanti akcija, kuri tikrai turi potencialo ir techniškai irgi atrodo puikiai. Kas liečia trumpesnę spekulaciją. Trumpesnės spekulacijos laikotarpį, jeigu žiūrim treidinimui, tai yra keli pasipriešinimo taškai. Tai vienas būtų čia, šitam lygiui, plius minus, o kitas būtų čia. Tai jeigu mes ją norėtumėm treidinti, tai jeigu mes čia užėjom, mes jau čia turėtumėm galvoti apie išėjimo tašką. Ir toliau, jeigu žiūrint, tada mums kaina turi čia įsitvirtinti, mūsų užėjimas turi būti čia ir čia jau mes žiūrim, kas vyksta ir jeigu blogai, mes išeinam iš akcijos laukti. Čia iš spekulacinės pusės. Tai žiūrint spekulaciją, dabar užėjimo taško kaip ir nėra, nebent bandyti short poziciją čia atidarinėti su labai mažu stopu ir tikėtis, kad akcija taip pasidaužys čia ir važiuos į apačią. Bet struktūriškai, dar kartą pasikartosiu, kad labai graži akcija. Šiuo metu gerai laiko daily 20 SMA, kas rodo stiprią akciją ir turėtų jinai važiuoti viršų. Dabar šnekant apie disbalansą, jos disbalansas labai gražiai atrodo. Ypač gražiai atrodo, kad 9% disbalansas didėja, tai reiškia, kad akcija yra shortinama, bet jos kaina nekrenta, jos kaina kaip tik kyla. Ką tai reiškia, kad jinai yra supirkinėjama šitose vietose.
ją superka kažkas iš didesnių rinkos žaidėjų. Tai kiti turbūt svarsto, tai dabar čia yra jinai prie viršūnių, bet jeigu jos disbalansas didelis, galim ją pirkti ir nesukti galvos. Iš vienos pusės taip, bet iš kitos pusės, jeigu prekiau techniškai, tai reikia atsižvelgti, kur gali būti pasipriešinimo taškai ir kur geriausi užėjimo taškai. Tai vat kaip ten ir kalbėjome, užėjimo taškas, jeigu žiūrėtum, ir būtų idealiausia. E, tuo sekundę. Tie užėjimo taškai mūsų ir būtų idealiausia apie $100, 70 arba 120. Grįžtam prie disbalanso. Čia grafike puikiai matosi, kad apie $100, apie 120 va, šitoj vietoj. Tai šitose vietose puikiai galima pirkti, jeigu mes tai žiūrime kaip į investiciją. Su spekulacija biškai reikia žiūrėti trumpesnius laikotarpius, bet irgi puikiai atrodo, puikiai viskas atrodo ir puikiai galima rasti tiek užėjimo, tiek išėjimo taškų. Tai ką, tai šiai dienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir gražiaus savaitgalio.